Nu ką, labas rytas, nauja diena, naujas aš. Šiandien darysim challenge, pagalvojau, Lietuvoje esu, reikia išnaudoti tą progą, kol teks sniego, kol toks oras įdomesnis. Tai šiandien bandysim aptranzuoti visą Lietuvą. Tai ką, pradedam. O, pirma mašina. O, iškart sustoja. Eina savo. Labą dieną. Kur jūs važiuojat? Žvejot varas? O, kiek įrangos. Gal galiu prisijungti aš? Nu, davai, varom. Nu ką, atvažiavome į Svencelę. Belia kiek čia sniego yra. Nu va tai va, stovi iki kelieno, galim sakyti. Esam va pasiėmę palapinę su visais dalykais. Benzas, meškerės, viskas, ką ten reikia. Tai dabar šoksim ant sniego motociklo ir varysim čia nuo Svencelės iki Juodkrantės link Klaipėdos. Plius minus, tai pradžiai ten varysim, pažiūrėsim, ar ten kimba, nekimba. Jei nekimba, tada biškį varysim arčiau Klaipėdos. Tai ką, šokam ant sniego motociklą ir varom. Biškį viršų pagal. Jo, sniego motas užkurtas, varysim jau. Ruošiam rogės. O sėdi tai taip, ne? Čia pasiruošimas, va, rogės, sniego motas. Važiuosim. Kiek 6:31. Jau žuvis bus atsikėlusios. Ką, viskas kabinamės, pavažiuokim greitai. Oba. Galim lipti. Jeigu norėsi, kad sustot ar ką, sakyk, kiekgi pablikis. Gerai. Nu ir taip žiūrėkit, kad iššoktų. Nu, po 100, davai. Ten matos Klaipėda, va, visas užterštumas, geltonas debesis. Mes parvažiuojam. Nu ką, jau po truputį švinta. Ten matos Juodkrantę pravažiavom. Dabar varom iki Forvaterio ir ten jau dėsim palapinę. Ką pametė? Pašikliuką. Reikia pasižiūrėti, kur esam, ar ant Forvaterio ar ne. Mes dar taip, biškį. Į priekį? Nu. Aš galvoju, gal iki to dar pašok. Bus arčiau, žinai, to kampo. Iki čia? Nu. Atradom vietą, dabar reikia pasižiūrėti, kiek gilio. Patinka. Per akis, ne? Čia
Daugiau jau. 5 metrų. 5 metrai. Tai super. Statom palapinę. O palapinė pastatyta. Skylių gręžimas vyksta. O mes sunešim daiktus į vidų. Gal 7 tram 5. Pirmos meškerės įdėtos. Žiūrim, kas bus. Krokodilas. Dėsim kamerą. Gerai, meškerės įmestos. Dabar va, kamerikė. Jo, matai blizgutę. Aha. Tik nieko nėra. Čia slapta žvejybos vieta, tai žuvis dar nežino šitą. Tuo sužinos. Pertrauka nuo žvejybos. Ten Klaipėda. Gali būti iki ten varysim, jeigu nieko nekibs. Per ateinančią valandą tada varysim. Varysim iki poligono. Saulė kyla gražiai. Gražus rytas. Pilnas tintų. Arbatėlė verda. 10 minučių. 10 minučių bus. Įvažiuojam namo. Stinta, paukšnis, stinta. O, ačiū. Na, jau, ką? Bet namė tokių buterbrodų negausim. O gerai, mums čia nekimba. Tai kelsim droną, skrisim iki kitų žvejų pažiūrėt. Ar ten sėdė, atsisėdė, ar ten gaudo kažką. Ką pagauti? Nieko. Nieko, ne, iš vis. Nekimba. Ano vakar esat? Ne, dabar varom. Ai, dabar. Visur vienurs yra? Ne. Nėra? O, tada chuina. Bet reikia bandyti tam palygo, čia net nesimatė, turim kamerą įdėję, net nei žuvelis. Nu ten aš buvau prieš 2 dienas, ten tai žuvies rodo ir dyperis viskas. Ir per kamerą žiūrėjau, kad yra žuvies, bet kažko nekibo. Nekibo, ne? Na, mes ir galvojam, ten kibo, galvojam, gal čia kažkur kibs. Nu mes irgi taip galvojam, nu ką tai jokiam, tai čia vis tiek kur tu žuvis migruoja. Nu, jo. Timborė, kad ten biškiai apstojo, kaip tai gal čia, žinai, pasitraukė. Gal pasitraukė. Bet keistai, mes buvom prieš 2 savaitės preilui, tai ten 3 pagavom 60 vienetų. O dabar žiūriu preilui jau irgi, ten po 10 vienetų pagavom. Kažkaip nesuprasti. Vagos pasižiūrėkime. Gal ten kartais yra. Ir čia dar ta duobė yra, po biškį į tą pusę pravažiavus. Nu čia tai pasižiūrėjom. Ten būdavo irgi, man atrodo, 8-9 metrai, čia kažkur tokia duobė dar viena yra. O, pradėjau gyventi.
Problema. Žiūrim, akimba kitiem. Ne, tai ir visai. Neim, bet krisi per tolį. Pusantro kilometro. Tai bitutė. Nu, gražiai taip. Nu ką, grįžtam tenai, turbūt žiūrėsim kažkur, gal krantą pasiduoti. Ten varysim. Nu, ten dar viena eina tokia, nu, pakrantė. Aštuonios 35. Keičiam lokaciją. Nieko, nei vieno kibimo, nieko. Ant ekrano ten vienas netikė, ten tolumoj pasirodė. A? Tuoj prasidės. Kitoj vietai. Nu. Varysim pačią geriausią žvejybos vietą dabar. Oba! Bandom čia. Kiek čia žvejų, visi susirinkę toj pačioj vietoj. Ai, nu savo. Super. O, papa. Pirmas. Tariam apsiuostyt prie kitų žvejų. Niekam nekimba, va. Mes turim pirmą. Jo, pas mane tai šinukas per lengvas yra. Palapinės statybos vyksta. Saulė lenda. Biški vėjukas kyla šiek tiek, bet nedaug dar. Čia mūsų pirmos dvi eketės. Reik viską vėl vidų susikro dabar. Visas meškeris ištaisytas. Na. Dabar tik reik laukti. Taip, štai. Jau, nu. Plekšnė. Geras. Čia plekšnė? Na. Nesimat. Na. Žiūrėkit, toj plekšnį ištrauksim pro eketį. Yra vienas būdas, kai nekimba visiškai. Reik Neptūnui biškai įpilti va. O? Va. Na vos, tai ant tų trejų dabar. O! Eik, nebereikal Neptūnui pylę, bet tik duoda čia biškį. Duoda vėją. O, papa! Neptūnui čia. Nebereikalo Neptūnui pilta. Man čia ta pati, kur ant tėliuko Nežinau, pirmu. Nu, ten didesnė atrodė per tėlį. Ant plekšnės gaudysit. Tai žodžiu, aš žvejosiu, jūs žiūrėkite. Nu, panašu, kad taip ir Ir viskas. viskas. Ai, nu savo. Vienintelis pagauni. Jis celinis tėvas davė tas blogas meškeris. Žiūrėk, tavo ona meškerė irgi nieko. Čia vienintelė viena meškerė. Vienas meškerė ir vienas kabliukas, o tas prieš paskutinis. Ir praeitas iki irgi taip pat buvo. Visi žiūrėjo, įsižiojo. Daugiau niekur nėra kibimų. Nu, jau prasidės. Ir va vienas tinta ten. Plekšnis tinta čia.
Nu gerai, kibt nekimba mum. Ką nekimba, man tai kimba. Nu, Tai ir sako mum, man ir paužė. man saigi nekimba. Tai mes varom sniego motociklu, biškį pažiūrėsim, kaip kitiems žmonėms sekasi. Varom pažiūrėti, kad kitiem nekimba. Nu, kad geriau jaustis, kad mum nekimba, reikia žinoti, kad kitiem nekimba. Jeigu kitiem kimba, Tada bus problemų. Važiaujam! Aba! Nieks nieko netraukia lygtais. Grįžtam į bazę. Nu įdomu, kiek bus tėtis stint pragavęs. Nu? Zero. Tušia. Jau paviškai išvežinėja žvėjus. Kiek valandų reikia pažiūrėti? 11:41. 11 kem vieną jau. 3 kibimai buvo. 2 stintos, 1 plekšnė. Bet jau dabar jau virš valandas tikrai jau nebuvo nieko. Ėjo pakaituką pamėgoti. Visos stintos. Ėjo kartą, ėjo voras. Pamatėm per kėlį plekšnį. Nebėr plekšnis. Buvo nebėra. Nesugundė mūsų masalai. Jo, vyniojam meškeres, varom iki Juodkrantės, pažiūrėt, ar ten kimba kitiem. Kai jei nekimba, tai nekimba. Tada bus liūna žvejyba šiandien. Tai varom pažiūrėt. Jo, bazė supakuota. Važiuojam iki Juodkrantės pažiūrėt. Paskutinį šansą duot. Jei ką, tai šaukit garsiai. Važiuojam. Pagavom vieną plekšnę. Buvo tokia mintis, bet jau dabar jau šiandien. Ai, bet kad ten nėra, ne vieno žvėjo, ne? Prieš Gintarą įlanką tokie buktai jie. Kėlė ten kažkur toksai. Atvažiuodom, atsimeni. Pilnus kibirus, prisivarytom
per Nu, bet 4 tada- valandas. Nu, 3-4 valandas turi. Niekam nekimba. Tai čia baigsim tą video mes jau, manau. Nu, Ačiū, kad žiūrėjot. Jei patiko, paspauskit laiką. Subscribe užmeskit. pakomentuokit, Nu, palikit, gerų žodžių paminėkit. palikit komentarą kokį. Tai gerai, iki kito video tada. Ate.